Dar neturi šių metų svajonių koliažo, tikslaus plano, ką veiksi visus 2026 metus, tuomet aš tave sveikinu, nes būtent svajoti, kurti svajonių koliažus, planuoti, išsikelti tikslus, pats tinkamiausias metas kolektyviai yra dabar. Nes šiuo metu ir astrologiškai Saulė yra Vandenio ženkle iki vasario 18 dienos, jau nuo sausio 20 dienos. Kaip aš galėjau praleisti šį momentą? Kurie iš tiesų mane sekate ir pažįstate, tai žinote, kad aš praėjusį savaitgalį dalyvavau nuostabiame moterų suvažiavime retrite. Ten rinkosi beveik 30 moterų iš Baltijos šalių, iš Lietuvos, Latvijos bei Estijos. Viskas vyko prie Vilniaus, Laumžirgių žemėje. Taigi turėjau tokį moteriškos bendrystės stiprų transformacinį savaitgalį. Ir taip ir pamiršau netgi tą momentą, nepamiršau, bet praleidau, kai Saulė perėjo į Vandenio ženklą. Taigi, saviraiška, mūsų sąmonė šiuo metu orientuota yra į ateitį. Tai yra svarbus akcentas galvojant apie artimiausius tikslus, svajones, troškimus, planus. Taigi, pats metas vizualizuoti ir programuoti tai, ko mes norime. Nepaisant to, ir mąstymo planeta, komunikacijos planeta Merkurijus, taip pat Vandenio ženkle, taip nuo sausio 20 iki vasario 7 dienos. Veneros planeta atsakinga už finansus, už grožį, už stilių. Taip pat Vandenio ženkle nuo sausio 17 dienos iki vasario 10 dienos. Tai mūsų troškimai. Ir Marsas, veiksmo, valios, energijos planeta, būtent vakar jau sausio 23 dieną taip pat įžengė į Vandenio ženklą ir judės juo iki kovo 2 dienos. Matote, koks telkinys? Papildomai Plutono transformacijos planeta jau yra Vandenio ženkle iki pat 2044 metų. 5 planetos. Svajonių, planų, bendraminčių srityje, ženkle. Taigi, Vandenio ženklas visuomet byloja apie draugus, bendraminčius, bendražygius, apie laisvę, apie atsinaujinimo galimybės. Ir Vandenis tai yra žvilgsnis į ateitį, ne į praeitį. Tai nėra dabartis, tai yra ateitis. Juk Uranas valdo šį ženklą. Ir tai yra astrologijos ženklas. Tai asmeniškai iš tiesų į ateitį ir savo svajones žvelgiame, kai Saulė, asmeninė Saulė juda 11 astrologinių asmeninių būstų sritimi. Ir iš tikrųjų rekomenduoju netgi ir koliažus, naujus planus kurti prieš savo asmeninius metus, tai yra gimimo dieną. Tai gali būti, kaip jau esu minėjusi, kad gali būti ir diena prieš, ar kelios valandos, ar ne prieš tikrąją dieną, o kai kuriems sutampa būtent ta diena. Tai yra asmeniškai, bet mes esame kolektyvo dalis. Ir Vandenio ženklo periodas kalba apie tai,
kad mes turime jungtis į tam tikras grupes, bendruomenės, jausti tą palaikymą, bendrystę ir galime vis dėlto kolektyviai pažvelgti į tai, kas mūsų laukia. Taigi, kolektyviai tinkamiausias laikas ir svajoti, ir kurti svajonių koležus, ir planuotis ateitį. Tai yra visuomet iš esmės sausio mėnesio pabaiga ir vasario pirma pusė vidurys. Taigi ne kalendorinių metų pabaiga, ne pati kalendorinių metų pradžia, o vis dėlto astrologiškai mes turime stiprų momentą. Ir girdėjau iš tiesų, kada sako, reikia kurti tuos koležus ir čia per tuos kinų naujuosius metus, vasario 17 diena. Tai aš suabejočiau. Nes iš tikrųjų vasario 17 šiais metais prasidės kinų naujieji metai, bet ir vyks jaunatis be abejonės, bet vyks ir saulės užtemimas. Tai energijos iš tiesų nėra tokios wow, kada materializuojasi mūsų mintis ir svajonės. Nėra tokios idealios būtent tiems dalykams. Tai sakyčiau, vis dėlto geriausia tai atlikti dar iki netgi gal ir 15-16 dienos tikrai labai palankios, bet ir apskritai visas šis periodas iki vasario 18 dienos. Ir taigi, vėlgi aš apie paslaptis, kurias labai mėgstu. Tai pavyzdžiui, vakar mes apsiskaičiavę jau esame savo asmeninę metų energiją. Taip, keli įrašai atgal, pasižiūrėkit, jeigu nepamenate, jeigu dar to neatlikote. Bet yra ir asmeniniai mėnesiai, ir asmeninės dienos. Ar žinote, kad galbūt visuose metuose yra tik vienintelė diena? Na, dienų turbūt daugiau bus. Bet vienintelis mėnuo gali būti sėkmingas viskam. Tai apie tai byloja 10 energija. Ir aišku, galbūt jūsų ir asmeninis ciklas yra, tarkime, 1 metų ciklas. Tai taip pat yra labai galinga energija. O jeigu ir mėnesio tiksliau energija yra 10, jūs įsivaizduojate, kokia tai galinga pradžia, kai kolektyvinių metų energija taip pat yra 10, kuri byloja pasitikėk, būk energingas, būk pozityvus, pasitikėk žmonėmis, visata, viskuo ir tau viskas sekasi. Tai yra tas mėnuo, o jeigu ir ta diena konkrečiai, kada žmogus gali laimėti loterijos bilietą. Nusipirko su lengva tokia energija loterijos bilietą ir iš tikrųjų išlošė. Ar nori sužinoti, kada toks mėnuo tau? Kada tokios dienos? Tai aš kviečiu tave į asmeninę kelionę laiku pagal skaitmeninį ciklą. Tai ruošiu iš tikrųjų tokį online formatu įrašą, susitikimą gyvai, ir kurio metu mes apsiskaičiuosime kiekvienas savo asmeninę mėnesio energiją, nusistatysime patį tinkamiausią tikslą mėnesiui, net ir metams, nes viskas būtent šiemet turi vykti lengvai, pozityviai, su pasitikėjimu. Tai jeigu tave sudomino ši informacija, beje, aš parinkau pačią tinkamiausią dieną šiam procesui, ir tai įvyks jau po kelių dienų labai greitai. Tad subskubk rašyti, kad tave tai domina.